Giruliai tai viena iš jauniausių šiaurinės Lietuvos pajūrio dalies gyvenviečių priklausanti Klaipėdos miestui. Pasiteiraukime klaipėdiečių ir svečių, ką jie žino apie Girulius. Giruliai tai nedidelis kaimelis šalia Klaipėdos. Truputį gal kokie 5 kilometrai. O lankytinus objektus gal kokį žinai? Paplūdimys. O be paplūdimio? Be paplūdimio nežinau. Dzotus. Kas? Dzotai. Kas tai dzotai? Miestelis prie jūros, kurortinis. Kiek esu susidūręs, tai dažniausiai važiuoju su dviračiu. Iki Girulių, kai dar pravažiuoju. Tai vat ir dažniausiai ten tie takai ir gana įdomu ten pravažiuoti, pasižiūrėti. Tikriausiai su televizijos radijo bokštu, su bunkeriais, tvirtovė ir panašiai grynu oru. Žinau, kad vaikų namai kažkokie buvo. Į Girulius važiuojam prie jūros kartais, jeigu toliau noris nuošaliau kažkokias į paplūdimį, būna kartais renginių įvairių. Taigi, turime, bet nežinome. Viduramžiais mūsų kraštas visada buvo miškingas, tačiau dėl intensyvios žmonių veiklos miškai greitai pradėjo nykti, o per 7-metį karą rusai juos galutinai iškirto. Taigi, prieš 200 metų dabartinėje Girulių teritorijoje prasidėjo stiprūs smėlio pustymai. Smėlio kopos jau buvo bepasiekiančios Danės upę, o ten, kur šiandien yra Klaipėdos universitetas, jos buvo net 3-6 metrų aukščio. XIX amžiaus pradžioje, siekiant sustabdyti smėlio pustymus, buvo numatyta apželdinti pajūrio ruožą. Miško sodinimo darbais rūpinosi Klaipėdos pirkliai. Jų dėka buvo pasodinta daug retų atvežtinių medžių, kurie iki šiol puošia mūsų girią. Pagal rūšinę sudėtį, čia mes turime vieną iš įdomiausių tokių objektų, kaip buko sodinimai. Ir reikėtų pasakyti tai, kad tai yra jau natūraliai besivystanti sukcesija, kada medžiai natūraliai patys auga, niekieno nesodinami ir normaliai plinta. Tai rodo, kad šitos vietovės yra buvusios šitiems medžiams, sakysim, natūralios. O kaipgi atsirado Girulių pavadinimas? Užsodinta teritorija buvo vadinama Klaipėdos pirklių plantacija. XIX amžiaus pabaigoje vietovė pavadinta Forsterai iš vokiečių kalbos girininkyje, o tik 1923 metais jai suteiktas lietuviškas Girulių pavadinimas. XIX amžiaus pabaigoje paūgėjusi mišką imta taikyti miesto gyventojų poilsiui. Gausiau miestiečiai poilsiavietę pradėjo lankyti po to, kai buvo pagerintas susisiekimas, nutiestas geležinkelio ruožas, specialus dviračių takas iš Klaipėdos. Turtingiausios klaipėdiečių šeimos stengiasi, kad Giruliai taptų krašto papuošalų. Buvo pastatyti vasarnamiai, vilos, kurhauzas, viešbutis su restoranu, įrengtos šokių aikštelės. Po kelių metų buvo atidarytas viešas paplūdimys, kopose įrengtos persirengimo kabinos ir kavinė. Pradedant nuo Girulių girininkijos, senosios girininkijos pastato, iki Olandų kepurės buvo suformuoti promenadiniai takeliai. Buvo pastatyti ir suoliukai, ir pavėsinės. Viena iš tokių pavėsinių pakankamai garsi ir garsinusi Girulius. Tai buvo įvairiai verčiama iš vokiečių kalbos kaip miško sakykla, miško koplyčia.
Iki šių dienų sklando vaizdingi pasakojimai apie įspūdingiausią miško parko vietą Krūmo ežeriuką. Prie Kukuliškių kaimo ant Kalotės upelio buvo supilta užtvanka, kurios vietoje atsirado nedidelis tvenkinukas su salele. Patekti į ją buvo galima gražiu, išlenktų spalvingai dažytų tilteliu, pamiškerioti, atsipūsti, rožėmis pasigėrėti, paukščių čiulbesio pasiklausyti. Salelė buvo tarsi rojaus kampelis, kurį šiandien galime tik įsivaizduoti. Taigi žinome ir gėrėkimės. Didysis girulių apgyvendinimas prasidėjo pokario metais ir plečiasi iki šių dienų. Giruliuose veikia sutrikusio vystymosi kūdikių namai, radijo ir televizijos stotis, iki mokyklinės įstaigos, kempingas, keletas kavinių, biblioteka bendruomenės namai. Lankomiausia Girulių apylinkių vieta – Olandų kepurės kalnas, nuo kurio atsiveria didingas vaizdas į jūrą. Tokio aukšto skardingo jūros kranto Lietuvos pajūryje daugiau nėra. Netoli Girulių išlikęs Antrojo pasaulinio karo laikų gynybinis įtvirtinimas – Dzotas, kurio arčiausiai jūros esanti dalis labiau žinoma kaip Juodoji tvirtovė. Šiuo metu ten vyksta ekspozicijos, filmų peržiūros, koncertai. Giruliai patinka sporto entuziastams. Pakilę į kalną, užsukite į Girulių biblioteką bendruomenės namus, kuriuose rasite tai, ko jums reikia šią akimirką. Kiekvienam atvykusiam į Girulių paplūdimį palinkėtume surasti savo akmenuką su skylute. Yra sakoma, kad saulės spindulys besiskverdamas per skylutę atneša laimę. Surask ją.